Turime atpažinti rodiklinės funkcijos grafiką. 3 pakeltą iksuoju. Aišku, geriausiai šitus grafikus tiesiog iš karto įsivaizduoti mintinai, kokie čia yra tie grafikai. Pagrindinius grafikus reikėtų žinoti, bet net jeigu nežinome, tai pabandom statytis reikšmes. Vietoj iksiuko rašom 0, 3, 0, 1. Reiškia, mūsų grafikas turi eiti per tašką 0, 1. Šitas neina, šitas neina, šitas neina, šitas eina vienintelis. Nėra iš ko rinktis. Tiesiog atsakymas A. Dar pagalvokim, kokie bus čia grafikai, kad prisimintumėm. Čia yra kvadratinės šaknies grafikas. Y lygus šaknis iš x, galbūt čia yra kažkoks koeficientas, nežinau prieki, bet čia bus pagrindinis grafikas šaknies iš x. Čia bus kubinės šaknies iš x grafikas, kadangi iksiukas gali būti ir neigiamas. Na, šitas grafikas, eskizas, jau yra logaritmo. Ne grafikas, reikia sakyti eskizas, bet aš dėl trumpumo sakau grafikas. Čia yra logaritmo. Nežinau dabar, koks tas logaritmo pagrindas, bet grafikas logaritmo. Taigi, baigta.